Nu ką, sveiki visi. Kai matot, sėdžiu valteliai, nedidelioj valteliai, turiu savo meškerę. Štai čia va. Taip, tai meškerė. Naudosiu savo paprastą šį kartą meškerę. Žvejosiu ne su castingu, pabandysiu bent jau. Su šita valtelė dar nesužvejojęs su šita meškerė. Nu, bet čia yra Major Craft Crostage'as nuo 10 iki 30 gramų. 4000 dydžio Shimano Nasty Rite. 0,18 pintukas, japonas, puodelis metalinis ir štai čia turiu dėžutę masalų, kurios man atsiuntė žvejybosreikmenis.lt ir iš čia pabandysim kažką panaudoti ir pagauti lydeką. Tai turim visokių tokių įdomių masalų, pavyzdžiui, tokių net nelabai esu ir matęs. Turim žolinių blizgių, kurios nesikabina į žolės, popieriuką, bet kol kas mane labiausiai gundo, tai štai šitas. Čia yra Rapala Crush City, The Coral vadinas, 12,5 cm. Išsipakuojam. Šiaip toks didelis visai guminukas. Įdomu, kaip jisai vandenį dirbs. Nu va. Iš karto užsimaunam. Taipogi naudosiu 10 gramų galvakablį. Ir vandenį jisai atrodo geras. Geras. Man jau patinka. Taip, tai turiu graibštą taipogi, kurį iš karto išsidėsiu, nes niekad nežinom, kada tą lydeką paims. Ir aš manau, per vieną biškį pasididinsiu šį. Nes baltis vis tiek su minkštu dugnu, tai nepajėtų man atsistot. Nu, o dabar plaukiam ir bandysim pagauti pirmą žuvį. Ką tik mačiau šėriuką plaukiantį. Žuvies yra, bet čia žiauriai daug kilmų. Bet tai reiškia, kad gali lydekas slėptis irgi. Nu, pirma žuvis lelyje. Tai va, orai jau tokie rudeniniai, pakankamai šiandien pakankamai šilta diena. Bet va, kelias dienos buvo po 14-13 laipsnių šilumos. Jau vakarais striukas net kartais reikia. Nu jo, matai, čia žvejoju grinai prie kilmų. Nu, bet ir ruduo iš viso lydekos turėtų būti aktyvės, jau po biškį. Internete kiek stebiu pagauna žmonės, tų didesnių jau po biškį aktyvėja, bet sakau, šiandien tokia diena, gal 18 laipsnių. Jaučiasi su megztiniu sėdžiu, bet aš nežinau, paskutinę šią savaitę be proto uodai puola, neįmanoma nuo jų apsiginti. O, kelmas. Mailiuzo plaukė. Aš manau, čia gali būti lydis. Esu čia kadaise įkirtęs. Filmuojant video šėriukus gaudžiau ir lydekas čiupo ar nukando. Likau ir be cukrės, ir be lydekos. Tai taip žiauriai iš viso. Iš čia va vartasi, bet ten ne šėriukai kokie mailių gaudo. Tokia labai įdomi vieta, medis prigriuvę. Ves ir tos šakos taip išlindė ir jau matos, kad jos pastovėjo ant jų. Dumlas auga. Bet tai čia žuviai labai įdomi vieta. Vėjas kyla truputį, bet aš gaunu su žoviai tokia. Man ten bangos, čia nieko nėra. Tai jo, bandau. O, super. Dabar norėčiau, kad taip netikėtai traukiu ir kala lydeką. Nu, raudytės, matau, plaukia visus būriščiai jų. Kiek čia mailiaus. Wow. Ir žiūrėkit, kiek čia kelmų. Nu jo. Mailiaus taip be proto daug. Tai va, visi gaudo šitą. Įdomiai. Nu va, atvariau į tą vietą, kurią galbūt iš video jau pažįstat. Čia daug kartą sugaudęs. Ir praeitą kartą vietoj turėjau kibimą ant varlės. Tai aš manau, šiandien irgi pabandysiu dabar pamėtyt. Čia lelijų daug. Gal ant varlės kibimo kokį išprašyčiau dieną. Nežinau. Nes nu biški nelogiškai dabar gaudau dienos metu, kai yra giedra ir šilta. Bet kitaip galimybių nebuvo. Kitokių. Ką padarysi?
Kažkas ten vartosi, tam tarpe. Ok, gal laikas ir pabandyti. Sakyčiau, dėt popierį, bet ten daug žolių. Yra tokios varlytės. Irgi žvejybos reikmenys.lt pirkęs aš jos. Tai mes ant šitą masalą ir pabandysim. Ten kažkas yra, tik aš nežinau, neišprašau. Bet gal su šituo, kur nesikabina žolės, pavyktų išvilioti. Jūs matėt, šitas dikčiukas trukdo, jinai kai sukas, gauna žolę pein. Niekados nesu žvejojęs su tokiu masalu, tai visai įdomu pabandyti, kaip iš veikia. Šiaip sukas ir visa kita labai įdomiai, bet jis yra labai lengvutis. Aš nežinau, kaip man su metimu, bet suka šiaip žiauriai gerai. Turėjau. Nebeturiu. Kaip ramiai čiupa, tiek nuplaukiu ežerą ir be jokių kibimų, be nieko. Dabar va taip iš niekur nesitikėjau ir pastvėrė, bet neištraukau iš jos. Pajaučiau spardas ir dingo. Gerai. Bet reiškia, yra vis dėlto lydeko. Čia kažkur. Galvau visai nesimaitina gal šiandien, nes tokia diena. Dabar kitą masalą uždėjau. Irgi žvejybos reikmenys atsiuntė buvo. Šiaip manis žiauriai daug pasteisinęs, labai daug pagavęs aš ant šito. Tai čia yra Kanibalo Marados serijos galbūt. Net neatsimenu, Savage Gear gal čia. Bet šitie labai geri masalai. Į mano top įeina. O, turiu. Opa, yra. Pagavau. Oba. Hahaha. Gerai, pagaliau išprašiau. Atėjo vakaras biški. Jau darosi šalčiau ir pirma lydeka. Nu ką, reikia pirmą atkabint. Bum. Nu va. Pirmoji. Nu va tokia nedidelė palyginus, bet lydeka vis tiek. Nežinau, kokių kem 5 gal comai bus. Nu va, super. Pirma čupakabra. Nu jo, bet va, galiu pasakyti tikrai. Va, ką tik čia buvo lydeka. Aš nežinau, čia ta pati ir ne ta pati, nes šitą daug toliau stvėriau. Nu, nestipriai toliau, bet aš nemanau, kad jinai galėjo tiek nueiti. Bet, matot, ant šito guminuko, sakau, jisai mano topuose ir ant jo pavyko pagauti va lydeką. Dar man irgi, jo, čia yra Savage Gearas, reiškia, ten irgi Savage Gearas panašių atsiuntė. Tai štai tokių. Irgi tokie minau tipo, visai įdomus. O žinot, ką tai reiškia? Turiu skaitliuką, šį sezoną pagavau 17 lydekų, bet aš jų negaučiau jau kelis mėnesius. Tai 18 lydeką. Įdomu, kiek pavyks pagauti per rudenį. Neįsivaizduoju, bet aš manau kažkur 40 skaitliukas bus. Dabar yra 18, na tai va. 22 lydekas dar manau pagausiu šiemet. Nu, bet žiūrėsim, čia priklausys kiek gaudysiu ir taip toliau. Nes šiemet aš noriu susitelkti į didelę lydeką. Noriu pagauti savo pirmą metrinę lydeką. Aš nežinau, ar pavyks metrą pagauti, bet nu čia jau toksai iššūkis neblogas. Bet reiks bandyti su dideliais masalais ir ieškoti lydekos giliau, o ne va palei krantus gaudyti. Aišku, čia irgi tikrai didelių yra. Pernai buvau visai neblogę pagavęs. 84-5 cm kažkiek ten buvo. Tai va ta mano rekordas čia ir yra dar vis iki šiol. Bet va čia ir pavėsiukas. Visiškai saulės nėra. Gaunasi šalčiau. Ir ta lydeka va pokštelė iš tarp lelijų. Ten prieki vėl bangos nešios mane. Bet ten saulė mane patinka.
Bet odų neįmanoma, atrodo valtis sėdi, tas vėjas yra, bet taip kanda, apsiginti visiškai neina nuo jų. Atrodo ir vėjas turėtų nupūsti jos ir įsipurškės, bet jam visiškai nerūpi. Tokia nesąmonės tais odais. Sau. Nusisukau, maslas buvo paviršiui ir lydeka iš vandens iššoko. Kaip ir širdį davė. Eik tu. Visiškai netikėtai. Nu, reiškia, čia dar lydis yra. Grinai maslas iškeltas odegėlį įmerkta buvo ir stvėrė lydeka tiesiog. Jomajo, dar taip nebuvo. Taip dar nebuvę. Visiškai nesitikėjau. Nu, va, užsidėjau tą curly tail. Man žiauriai patinka, labai gražiai dirba. Nu ir matom, lydekas traukia. Net iš vandens bandė iššokti paimti. Nu ja, geras tikrai. Dabar įdomu, kur jinai pasistepė. Aš manau, jinai paimtų, bet išsibaidė gal. Jis realiai per šaptus negavo. Tik tai bandė stert. Nu jo. Smagu. Skaitykim, trečia lydeka. Tik tai neištraukta, aišku. Viena iš 3. Viena tikrai užkibus buvo, šitą bandė kalt. Iš vandens. Turiu. Eik tu savo. Turėjau. Da panašu į neblogą. Eik tu savo. Gera čia buvo. Jau nemanau, kad neims. Lemba. Taip, kalė. Taigi, manau, kad buvo visai nebloga lydeka, dėl to nes jau buvau praplaukęs šitą vietą, apmėtęs ją ir tada žiūriu, kažkas išsivertė, atplaukiau ir kalė šitą lydeką. Pasispardė irgi visai neblogai. Kažką užkabinau. Nuvalas. Kažkieno blizgiai ištraukau dar. Robinson 2. Pavadukas. Na, panašu, kad nebloga blizgė. Spalva ne man, bet 19 gramų pasimsiu. Kabliukus tik pasikeisiu, turiu kaip tik. Aišku, valą išsitrauksiu su savim. Pasimsiu, namie išmėsiu. Bet jau netikėtai. Nu ką, viskas. Plaukiu atgal. Žvybą baigsiu, apiplaukiu man žodžiu visur beveik. Po 7. Kitą kartą ilgiau pažvėsiu, bet vis tiek visai nebloga žvyba. Viena pasigavo. Viena nebloga, buvo užkibus. Kita bandė čiupti ir viena dar nutrūko. Nu ir dar pasipilniau, ar pavadėlis ir blizgė nauja. Realiai matot, dar čia viskas tikrai normaliai, nėra prūdija. Tai dar šviežiai, kablys tik nurūdijęs jau. Nu bet tai turiu pasikeisti, tai super bus. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, visiems nežvyno ir susimatysim kitam epizode. Iki.